Vėžaičių miestelio gyventojai kiek atsikvėps. Į areštinę 2 parom uždarytas apylinkių siaubu vadinamas Rolandas Kerpė. Šįkart jis būdamas girtas įsliūkino į senolių namus ir jiems grasino peiliu. Vyriškį įsiutino poros liudijimai teismui apie ankstesnius jo išpolius miestelyje. Kam aš ejau ten liudytojų, kam kortų čia nuostieš, kas tau rūp, kon šnor to aš darau. Ir ant stu jau pasako, kad aš už savo veiksmus atsakau. Tuo metu senukų namuose buvo kaimynų. Apgaulė jiems pavyko grasintoje įstumti lauk. Ein kaimyn apgavo, išvažom į cels parazits ten. Sako, še Roland vezik mašin, už įvažiau, atėjo vezit, kas čia įvažiau. Ir ons pagal to moterį išeitėjim, kapitėjim, mes daž susirakinom, nusikratėjim. Taip mes gera, kad buvom navien, kad čia galėjom įstumti non pro tas duris, o taip aš nežinau, ką buvo. Įbauginti senoliai pagalbon kvietėsi policiją, tačiau vienam pareigūnui sutramdyti piktadario nepavyko. Teko kviestis pastiprinimą. Policininkai užpuoliką uždarė be langin atvėsti. Sulaikyti teko ir jo tėvą. Grasintoje surado namuose, norėjo jį apklausti, tačiau jis nepakluso policijos pareigūno reikalavimams, draskėsi, po to į pagalbą jam atėjo ir jo tėvas. Išsikvietus pagalbą, tiek tėvas, tiek sūnus buvo sulaikyti pasityti į policijos komisariatą. Agresyvus Vėžaitiškis nekartą yra baustas už girtavimą ir viešosios tvarkos pažeidimus. Sykį net grasino padegti Vėžaitiškių trobesius.